Atsisūkė, Ernestai. Nu pasakyk, kaip sekasi žvejot, na. Tu kibėjau. Širdelė suspardėjo. Gerai, kad nesudrėka kai kas. Kas čia toliau žiūrim? Žiūrim, ko turim iš toliau iš žvejų. Toliau pas mus yra Tomas, kuriam irgi taip pat šiandien gerai sekas kaip ir man, ne? Kaip sekasi žvejot šiandien? Aš neturiu tašį. Ne? Kieno? Kieno? Senelė. Ant ko žvejojam? Va. Softbite. Softbite. Aiškia. Asklinas something. Tai kad lins labai toli, nu pabandysim, ne? Čia kaip matom yra upė Elė. Kompanijos reklama Silverdėl Dabkodo piekėjai. Kad čia raumenys įtemkit, ne? Per plati. Nugarą pas mane. Einam pirmą pasižiūrėsim žąsų, tada eisim pas Liną pasižiūrėti, kaip jam sekasi. Kur mūsų žąsys? Nu, čia dabar nesimata, per daug žalia, bet pabandysim pagauti nors vieną už sprandą. Ateikit gyvatės, na, žąsys, na. Nu nesbaidykitgi. Eik tu sauna. Nelabai matas, bet bijo žąsys mūsų. Bandam vis dėlto prieiti. Pagauti nors vieną žūsį už pakarpos. Žąsys. Aš tai jūs pagausiu. Ai. Vo. Ir gulbelas išplaukė. Girgar per ežerėlį. Tiksliau per upę šiandien. Tai. Tokios va žąsys su gulbėm. Tokia va vaizdo panorama pas mus. Man kol kas, kaip sakome, dar viskas ateity. Didžiausia žuvis dar vis plaukėja, ne? Dabar eisim, pabandysim, pagausim Liną už pakarpos, paklausim, kaip jam šiandien sekasi žvejyboje. Diena, kaip matome, jau prasidienojus. Atvažiavome apie 5:30, kažkas gal tokio. Ir dabar, va, aš jau matau horizonte, jau Linas artėja, eisim prie jo pakalbėsim. Ernestai, nesukčiauk, nenusrašinėk, ne. Čia tau ne mokykla. Ku jaunuolis, kiek prigaudėm žuvies. Mūsų didysis, labiausiai patyręs žvejys brakonierius. Nu, tai palauki, pasakyk į kamerą, sakyk Lietuvos ryto televizijai, ble. Sakykit, kaip iš brakonieriaujat gyvatę, na. Ui, blėt, na. Taip, dabar bandam pagauti mūsų didįjį žveją, kur čia geriausias vietos. Ar vėl einat gaudyti žąsų? Nu, alegi tu gyvatė, palauki, kur tu bėgit. Tu pasižiūrėk. Bėga tiesiog bėgte. Gerai, nebesivysim Liną. Apžvelgsime panoramą. Kaip matote, labai gražus kraštovaizdis, lyguma, o kitam upės krante medžiai.
Upė truputį pasekus. Žolės dar vis plaukė, bet jų nebėra stiprias. Va. Mes nugalėsim. Ja. Čia ne apie krepšinį laidą. O, va, kur yra tikras draugas, kaip sakėm. Kiek skalingas. Šnapso butelį. Bet gerą. Gerą šnapsą butelį, ne? Tai reikės kažką tai organizuoti tada. Ką su video darysim? Ką? Kur video talpinsim? Talpinsim YouTube'e, talpinsim Facebook'e. YouTube'as talpinsim tada, kada trauksim ką nors, o ne taip bendrinėjim. Tai dar be palika kažkas 20 minučių filmavimą, kada... Tai YouTube'ą netilpsim, tai 10 minučių. Tai dėsim keturną. Dėsim linkomaniją. Užvadinsim kokią naują filmą pavadinimą ir visi siūsis ir žiūrės, kaip va čia va. Pavadinsim Gulbių upę. Ne, pavadinsim kokį, žinai, naują pavadinimą, kokį Iron Man 2 ar dar kažkokį. Siūsis žmonės žiūrės, kaip Kembridže eiliai upėj mes žvejojam. Va, gulbelas. Upėj plaukė. Vienintelis minusas šitoj pievai, kad yra labai daug prišikta šitų ir gulbių ir karvių. Na va, kaip matome, profesionalus metimas. Aukšta trajektorija. Ir mes dabar tikimės, aišku, žuvies. Dideli laimikiai stovi duobės. Va. Buvo kibimas, bet nepatiksau. Tai ką padarysi, kitą kartą bus. Gerai, targi gerbėmieji žiūrovai, kol kas atsisveikiname ir susimatysime kitoje laidoje, kai pagausim ką nors. Dabar išėjo, žinai, kaip vienam gale kablys, jie nieko nepagauna, tik šaldytų žuvų rodo visą. Vienam gale kablys, kitam kvailys. Nu, kas apie kumastą. Gerai, tada taip baigiame laidą. Transliaciją iš palei Kembridžą eilę upę. Angliją žvejojam. Va taip, va.